Nu va, laukiam dabar Vyčio ir Igno. Tada pradėsim kelionę. Išsikrovim biškį daiktų. Tai va. Navigacija kol kas lentaro neranda, tai kiekimės kitus miestus ras. Taigi, video blogas numeris 2, 19 valandų 33 minutės. Vykstame iš Lietuvos. Iki Alytaus liko apie 30 km. Vėliau Lazdijai, Lenkija. Žodis Ignui. Žodis man labai, žinot, Igna. Kaip kelionė pradžia, kaip užpakalis? Šiknas skauda. Jau pabiškį ir myš noriu, miego noriu. Ar tik aišku, iš Lietuvos neišvažiavome. Kaip nors. Čia tašių labai daug. Vytautas. Kamiliaus nefilmuosiu gal, kadangi jisai vairuoja. Nu, susitiksime kitame video. Laukite žinių. Ai, beje, navigacija tiesiog įspūdinga. Žemėlapio tiesiog nėra. Ai, tiek to. Štai mes ir vėl sustinkame. Yra 20 valandų 42 minutės. Privažiavome pasienį. Kadangi mes esame labai protingi, mes navigaciją tiesiog išjungėme. Mums jinai visai nereikalinga. Gerai, stabdomus. Gerai, išjungiam. Kertam pasienį. Ketvirtas mūsų įrašas, navigacija vėl naudojamės. Pasienį sustabdė policijos pareigūnai. Tačiau viskas buvo tvarka, mūsų paleido, dabar užkandžiaujame. Kur mes randamės? 45 km iki Lomžos. Ką dar? Aš valgiau. Vairuotojas irgi užkandžiavo, tikiuosi jo labai neakinu, susikaupęs, matos vyras. Vairuoja, miegot nenori. Kiek valandų dabar pavyzdžiui? Nu, tiksliai laiko aš dar nepasakysiu. Vienu žodžiu, judam į priekį. Dar vienas mūsų video. Dabar yra Lietuvos laiku po vidurnakčio 24 minutės. Važiuojam kažkokiais neaiškiais kaimais, kelių remontai visokie vyksta, vienu žodžiu, tikėsimės važiuoti gerą kelią greitų laikų. Nuo namų kiek nuvažiavam, sakei? 405 km pravažiavom nuo namų. 405, tiek nedaug? Nu, daug, bet tikrai nedaug. Tai vat, biškį jau bando Ignas turbūt prisnausti, pasislėpęs. Aš Ignas Ilsina akis, visi taip sako. Tai va, Ignas ilsina akis. Kas dar šia? Igno, ne akis. Man pasigirdo, kad akis. Šnekis. Kas dar naujo? Tokios naujienos, net naujienų. Nu, važiuojam. Tai važiuojame toliau, vienu žodžiu. O, Vytautą Ignas dar atsigers. Skanus? A kaip jauties Lenkijoje, pavyzdžiui, kitas klimatas, kiti žmonės? Kažkaip pažeidžia savo lietuvišką savigarbę. Net žmonių, va tiesa, mažai nėra, išmyrę turbūt. Kaip, nežinau, išmyrę. Gerai, baigiam. Štai mes ir įvažiavome autostradą, pravažiavome Plocką, pravažiavome Vyslą, didžiulį tiltą, Kutno miestą, atvažiavome dabar į autostradą ir nežinome, ką daryti. Ieška žmonių kaimynus. Kažkas yra, sako, ar ne? Ignai, pakomentuok šitą situaciją. Skambina, kažkas skambina. Sprogs, bėgam, C4 sprogs. Kaip matote, užimta. Štai kokia graži ta mūsų Lenkija, ne mūsų. O dabar yra, tarp kitko,
3 valandos 22 minutės. Atsidūrėme nežinioje. Vakšta pavanga į prie langų tik sutartino. Ačiū, pažiūrėk, kaip tie veikia. Kaip veikia. Ką nusprendėjai? Važiuojam, ką daryti? O tai... Tai buvo kažkoks dėdas, ten kelias valandas. Tai. Papil sargas. Žinau, tiek ko važiuoti. Bet čia žiūrėk, pravažiuosi, nieko nebus? Bus. Ignas, kad ten toks žemas. O čia reikėjo sumokėti šoną, matai, čia reikėjo kažkokie. Nu pasižiūrėk reikėjo. Sumokėti reikia, kad stovi tokie dalykai? Gal ir nereikia, čia matai, čia statybos kažkas vyksta. Statybos vyksta. Dėl to aš irgi statybų. Tai va. Nesumokėjau už kelius, mokėjau čia mes. 40 kilometers. Jau paaiškink, kad ten kažkas nereikia. Gerai, jums. Gerai, išjungiam filmavimą. Nu va, važiuojam autostradą, nes susimokėjo keliu. Nežinau, ar ten reikia mokėti, nereikia. Pravažiavom jau 635 kilometrus. 695. Liko autostradą važiuoti 141. Kiek dabar valandų dar reikia pasakyti? Nu, čia po 4 kažkiek tais. Po 4:27. Tai va, Ignas miega. O, atsikėlė, pažadinti. O, Vytis vairuoja. Gerai, sėkmės jam. Sugalvok čia miestą, tu man. O, sugalvojom čia miestą. Važiuojam, dabar yra minus valanda po 7:57. Tai 8. Lenkišką laiką. Jo, tai 8 pagal lenkišką, 7 pagal mūsų. 9 kur, ar čia šiaip minus? Čia minus 2 valandas reikia pagal mūsų. Tai va. Tai va, kelionė labai nuostabi. Ne, palauk, tai jeigu čia minus 2, 7 mūsų, tai 6 ryto Lenkų, va. Tai va, važiuojam. Važiuojam ir važiuojam švintą jau, tarp kitko. Švinta jau, va, Ignas prašvyta. Paminėčiau, kad 40 važiuojam, netoli jau vokiečiai laukia. Tai 30. Ką? 30 kelių. Jo, kokį 50 km ir būsim Vokietijai. Mes kažkur dabar esam. Vat štai čia. Nesimato, nefokusuoja vaizdą. Nu, matom kelią. Gerai. Nu, kirtom mes Vokietijos sieną. Iš karto knysa proto mums navigacija, kad vėl grįžim greitį. Čia matom užpiltus laukus upės. Čia nežinau kokia upė. Netgi. Nu, tie užpylė. Vat. Dabar yra Lietuvoje lygiai 8 valandas. Ir mes vis dar važiuojam. Važiuojam ir neždom sustoti. Nu, Ignas sušalo, apsirengė. Vis tiek dar kas. Kaip matoma, laikosi minusinė temperatūra. Tai va,
bet pateriom 500 zlotų. Kažkur dingo. Dingo. Dingo? Suvalgėm. Nieko tokio. Gerai tada. Kelionė tęsis kokios sklandžiai. Va, matom. Kažką tai parašyta vokiškai. Mieste PEM, ne mieste 100. Labai aišku. PEM 100 arba 130. Nu va. Sustojom pailsėti. Rytis rašo žinutę. Esam Vokietijoje. Esam Vokietijoje. Matom čia. Zapravkai, taip sakant, liaudiškai vietinių kalba. Total. Zapravkai, čia daug fūrų visokio. Nuotykius patyrėm papasakot, bet nebuvo nuotykių. Ne, nebuvo nuotykių. Šiaip automobilis mūsų toks išskirtinis, švarus. Kažkaip tais žmonės kreivai žiūri į mūsų. Tai va, Ignas miega visą kelionę. Tai va. Tokie mūsų nuotykiai šiandien. Gerai, laukite tęsinį. Vis dar lekiam Vokietijos autobanu. Ilgai ir nuobodžiai. Kaip savijautos, kaip užpakalis. Man nieko, normaliai. Tau gerai. Užpakalis. Kaip? Vėl tu susirūpinęs užpakaliais. Ne, šiaip. Užpakaliai yra mūsų savybė. Kaip sveikatas. Sveikatas mėgustas tavęs miške. O raumenai kaip? Kokie raumenai? Kaip šiaip? Kas šiaip? Be mieguistumo, sąnariai, kaulai. Jau įprato šiaip iš tikrųjų biškio, tai besirašai ir gerai. Tai va, dabar yra, kiek čia yra? Aišku, nieko nesimato. Atim 2 valandas, ne? Pirmos tai po 11:23 Lietuvos laiku. Iki Kalė liko apie 636 kilometrai. Judame 120 km per valandą greičiu. Ir ką? Antra juosta. Antra juosta, o iš 3 juostų judam antra juosta. Ir kelionę tęsėme toliau. Kol kas sveiki, gyvi, jėgų kupini, miegoti beveik neįmanoma čia važiuojant. Taip, kad keliaujame toliau. Atėjo ekstremalių išbandymų metas, parūpo išvietės susiradimas. Kaimynis sakė, nueis ir paklausė, was is das? Ir neaišku, mokamas ar nemokamas tualetas. Ieškot krūmų ir bandyt, kaip sakant, civilizuotai išsituštinti. Štai kur klausimas. Brangus šūdas. 5 centų sakė degaliniai, kažkam Rusijai labai nebuvo jauku. Tai lauksim žinių, ką Kamilius pasakys, o tarp kitko dabar yra 12 valandų 25 pagal lietuvišką, iki prancūzų liko 500,5 km, 5 valandos kelio. Mes dabar link važiuojam antrą autostradą link Altenhageno. Tokios būtų paskutintos naujienos. Nuvažiavom jau kelionę, mūsų trunka 1411 km ir 100 metrų. Kol kas jaučiamės puikiai, manau, žvalus. Ir toliau siekime savo užsibrėžto tikslio. Kamilis matomai užtruko, galbūt atrado aukso gyslą. Reiks patikrinti. Man tai nemalonai tų visų blėt vokiečių. Jo, tie vokiečiai tai. Tai neaišku, ką. Tarp kitko, atkreipčiau dėmesį, koks fantastiškas laukia oras. Jau ir striukės nusirengėm, šilta, saulutė kepina, sniego nėra, gražu, švaru, mašinos švarios, o golfas kad važiuoja. Va, dar viena blizganti mašina, nu pasaka, sakyčiau. Kuo toliau, tuo smagiau. Baigiam. Nu va, pašyko, pamyžo, nežinau, Vytis su Ignu. Grįžta jie čia. Nu, kokie įspūdžiai?
Neradau, kur rankų nusiplauti visų pirma, ten kažkokia buvo kriauklė. Šiaip jo, nesmirdavo įspūdžiai, nesmirda, neapšikta, kažkokie, nežinau, vienkatiniai skirtiniai. O ten buvo mygtukas. Ten aš mačiau, aš ten, nežinau, žiūrėjau, kažkoks voktis buvo psichozorintai. Tai reikia paspausti va tą tuk ir viskas. Čia buvo toks.